Pumpėnų malūno istorijoje unikalios dienos, buvo pilnai restauruota ir užkelta kepurė. 2020 metais pumpėniečiai broliai Arminas ir Martynas Vareikas nusprendė atgaivinti miestelio simbolį. Įsigiję Pumpėnų malūną, jį padovanojo bei valdymo teisę perleido viešai įstaigai Būk geresnis. Per kiek daugiau nei 3 metus nuveikta labai daug. Buvo pritraukta 20 000 eurų parama malūno restauracijos dokumentų sutvarkymui. Dokumentai buvo parengti, kreiptas į Kultūros paveldo departamentą ir buvo gautas Kultūros ministerijos paveldotvarkos programos lėšos restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo darbams. 2022 m. Liepą prasidėjo restauracijos darbai. Taip pat buvo sutvarkyti žemės dokumentai, atlikti kadastriniai matavimai, įsigyta valstybei priklausiusi žemė, ant kurios stovi malūnas, bei atvestas elektros įvadas. Džiaugiamės, kad įgyvendinant šią iniciatyvą mums pavyko suvienyti per 300 žmonių ir verslo atstovų, o valstybinės paveldosaugos savivaldybės institucijos noriai mums padėjo ir konsultavo. Dėkojame žmonėms, kurie skyrė organizacijai 1,2% gyventojų pajamų mokesčio dalies paramą, nes tai ženkliai padeda mums sėkmingai skintis kelią malūno atgimimo link. Pokytis akivaizdus, neliko ant malūno augančių berželių, mūro įtrūkimo, supuvusios sijos buvo pakeistas naujomis. Toks jausmas, kad malūnas niekada nebuvo toks gražus. Objekto restauracija tęsiasi, oficiali darbų pabaiga planuojama 2025 metais. Suvaldyti tokį projektą nemenkas iššūkis, todėl kviečiame nesustoti ir palaikyti organizaciją tiek finansiškai, tiek skiriant 1,2% gyventojų pajamų mokesčio paramą. Ačiū Jums už Jūsų gerumą.